Sveiki visi, aš esu Laurinas. Aš esu Artiomas. Pučia didelis vėjas, bet čia yra skliopkės pamoka. Skliopkė yra gimnastikos elementas, joje visiškai turbūt nereikia jėgų, todėl iškart prieisime prie aiškinimo, kaipgi ją reikia atlikti. Skliopkę reikia pradėti mokintis nuo to, kad jūs turit išsiubuoti. Normaliai išsiubuoti tikrai, ne per mažai, ne per daug, čia irgi kiekvienas turi suprast. Antras žingsnis būtų, kai jūs išsiubavot, priekį jūs turit dakelt kojas beveik iki turniko. Tai yra, jūsų kojas turi beveik liesti turniką, maždaug tokiam atstumui turi būti jūsų kojas. Jeigu jūs nesugebate dakelti kojų iki turniko, tai jau padarykit paprastų pratimų presui. Gerai, o dabar kai antras žingsnis, kai jau dakėlėt kojas iki turniko, tai jūs turite padaryti tokią bangelį iš viso dubens. Tai kai turnikas yra čia, jūsų rankos tiesios, kojos tiesios ir jūs štai šitaip tiesitės pagal visą savo kūną. Kai kurie sako, čia netgi panašiai prikolas kaip užsimaut kelnes. Visi vis dar pasiemot ir užsimaunot. Taip pat ir čia dakėlėt kojas ir iškart. Jūs turite dakelti, kai jūs esate priekyje ir jau kai to jau siubuosite atgal. Keltis iš visos tos bangelės jau turite, kai jūs aišku skrisite atgal, jau kad užsikėlinėt, savime suprantama. Tai va maždaug labai atkreipkite dėmesį. Kojas pradedu kelt, kai būnu priekyje ir pradedu skristi jau atgal. Ir dar man labai padėdavo, kai pradėjau mokintis, man labai padėjo vienas toksai judesiukas. Jūs tiesiog nesibuojate kaip malka, kai jūs būnate priekį, jūs lyg šiek tiek pametate savo krūtinę ir besibuodami atgal labai staigiai keliate kojas ir tada darote visą tai. Štai pabandysiu parodyti tai gerokai perdėtai, kad jūs suprastumėt, ką turiu omeny. Skliopkė atrodys gražesnis, jūs kelsit tiesias kojas, o ne sulenktas, ne dar kažkaip. Aišku, galite iš pradžių išmokti truputį jas sulenkus, bet iš tikrųjų po to geriau jas ištiesti visiškai. Ką dar reikėtų žinoti, tai kad jūs, kai dakėlėt kojas iki turniko, jūs būnat maždaug tokioj padėty pats. Ir visą tą kelią atgal jūs turit laikytis arčiau, kūnas turi laikytis labai arti turniko, jūs kaip užsimesti atgal, jūs turit užsimesti ant turniko. Lyg padarydami tokį ratą. Taigi tai buvo skliopkės pamoka. Tikimės, kad mūsų patarimai padės išmokti šią skliopkę. Kujopkę. Iki.